vakaras. Nors tu nedalyvavai jokiame TV projekte, vienu metu savo gyvenimą buvai pats pavertęs realybės šou. Ar nesigaili dėl jokių klaidų? Gailėtis galbūt gailiuosi. Dėl realybės šou tai noriu pasakyti, kad nesu dalyvavęs, bet tikrai norėjau dalyvauti ir ketinau ne vieną kartą. Būtent kuriam? Buvau užpildęs anketą, bet paskambino žodžiu žmonės, kurie, ten prodiuseriai tų visų realybės šou, buvo kviestas į Hollywoodą ir paskui paskutiniam realybės šou, kuris vyko, pats Samas Urbanavičius parašė Facebook'e, gavau žinutę, tiesiog pakvietimą, aš nenorėčiau dalyvauti, bet aš tikrai atsisakiau, pasirinkau koncertuoti, negu būti kažkur uždarytas tarp tų dalyvių ir valgyti, virtešelę valgyti ir taip gerai verdu namie. O tai dėl kokių praeities klaidų gailiesi labiausiai? Nenorėčiau tokių įvardinti dalykų, apie kuriuos kiekvienoje laidoje primenama yra ir paskui žmonės koncertuose sako, jau nebeturi apie ką kalbėti, sako, tu man atrodo esi pakankamai įdomus pašnekovas, kad galima apie kitką pakalbėti, negu vieną apie tą patį, kaip mano pomėgis arba lovas. Dabar ir priminkim. Dabar šiek tiek pasikapstyti kažkada. Vis tiek pirmą kartą pas mus Aidai pasikapst. Kažkada spauda rašė, kad draugaujat su vieno miestelio zakristijonu, čia tiesa? Na, tai dabar paklauskit čia studijai esančių žmonių, kurie neturėjo reikalų su kunigais ar su zakristijonais. Tai aš neturėjau. Ai, neturėjai. Tai net į bažnyčią reiškia neini. Šiaip tai ne. Aš pažinojau tuo metu zakristijoną ir kunigą, būtent iš Kelmės rajono. Tai aš tiesiog apsigyvenau pas juos keletą mėnesių ir viskas. Bet tik tai galbūt žmonių buvo toks pretekstas, kiek sužinojau, kad tie žmonės tuo metu ir tuo laikotarpiu tą patį žmogų norėjo jau kaip ir atleisti iš to darbo. Gal buvo aš toks kaip ir pretekstas, kad vat atvažiavo čia, kaip paskelbė paskui per laikraščius, kad vat atvažiavo manikas ir sujaukė žmogaus gyvenimą, prasidėjo linksmybės, alkoholiai ir visa kita. Nemylėjote vienas kitą vienu žodžiu? Ne, tai aš tik tai kaip visus žmonės aš myliu, nes reikia visus mylėti, gerbti, mylėti. O Žygį mylit? Tai vedėjas, fainas yra, ranką galiu paspausti, bet nepabučiuot rankas. O tave, Rumantai, nuo vaikystės, kai dar nuo tinginės dainos. Palauk, nuo vaikystės, žinai, kas grėsia. O Stepenko myli? Oi, baikit čia, nors įdės man čia. Tai kartą ir visiems laikams. Niekada nesižadėjai vyrais. Ne. Kolega yra kolega, tai va, bet šitai... Kas čia nutiko? Gyvi? Nenuverčiau tikrai. Kieno kaltė? Pasisuko. Nu, žinai, Aidai. Čia yra bausmė už tokį klausimą. Gerai, kaip ir planavom, viskas pavyko. Aušrinė, jūs taip pat skelbėtės, kad esate Eugenijaus Ostapenko meilė. Taip pat. Ar mylite Eugenijų? Nebesiskelbiu jau senai. Ar mylite Eugenijų? Ir kaip mylit? Kaip čia dar? Kaip visus, ar šiek tiek... Klausimas įdomus labai. Labai paprastas žmogiškas klausimas. Šiaip aš myliu savo vyrą, nes aš esu ištekėjus moteris. Bet vienu metu sklandėgi tokios kalbos, kad planuojate gyventi. Mes tiesiog tai paplanavom, taip ir buvo ir tiek. Jūs scenoje 20 metų. Kam jums reikalingi tie tokie, kur buvo visokie įvairūs skandalai, kad ir tas pats su Ostapenko? Tiesiog tada aš buvau padarius truputėlį pertrauką, kažkur apie 5-6 metus nedainavau iš vis niekur ir, taip gavosi, kad tuo momentu kaip ir reikėjo gal tokio skandaliuko šiek tiek. Bet čia skandalas ar tiesa? Aišku, kad skandalas. Skandalas! Paploti. Alvyda, tu pati išgarsėjai tada, kai pusnuogė įsiraitėjo lele kalendoriuje. Tuo metu buvai ištekėjusi, ar vyras nepavydėjo? Tai mes buvom aptarę visas detalės, ką galima, ko negalima, kad jokio ten užpakaliuko rodymo. Vyrui patiko. Tam patiko. O kitiems vyrams nepatiko, nes nebuvo jokio užpakaliuko rodymo, bet nieko tokio. Tavo tėvai yra policininkai? Taip. Labai griežti policininkai? Labai griežti. Kaip jie reagavo, kai pasirodė visų gražumų? Na, aš apie tėtį tai net nešneku, nes jam buvo košmaras. Iš tikrųjų buvo didelis košmaras, nes ypač tada, kaip tu ateini į policiją ir visi sako, va tavo dukra, va laikraštį. Pas mus kaba kabinete. Tai tikrai buvo nemalonu dėl to, kad visą gyvenimą buvau tikrai gan griežtai auklėjama, bet aš iš tikrųjų labai dėkinga už tą tokį griežtumą. Kai sakau, nenusivalkiau, niekada gyvenime net nežinau, kas yra parūkyti cigaretę, net nemoku jos net laikyti rankose. O tėčiui tai buvo staigmena, ar jisai žinojo, kad vis dėlto tai bus, apie tą kalendorių?
kad tokia fotosesija vyksta ir bus kalendorius? Kažkaip daug nebuvo apie tai šnekama. Taip, ratais, sakau, kaip kvadratais buvau, taip jį ruošiau tam. Sakau, mykiau jausi. Nu ir galutinis variantas, iki šiol pas tėvus Ir kabo. kiek parų gavai? Kaip sakot? Kiek parų gavai? Ne, negavau. Iki šiol pas tėvelius iš tikrųjų kabo tas kalendorius ir atvertas spalio mėnuo. Laisvė, tu nesifotkinai? Ne. Aš neturiu ką parodyti. Alvyda, galiausiai tu išsiskyrei su vyru, taip? Ne dėl tos priežasties, dėl kitos. Ir atėjai į grupę Kitokius. Ne, prieš tai atėjau į grupę Blogos mergaitės. Galiausiai atsidūrei grupėje Kitokius. Atsidūriau tada, kada išyro Blogos mergaitės ir tada gavau pasiūlymą ateiti į Kitokius. Atėjai į tą, kaip sakoma, skęstantį laivą, gelbėti, nes... Aš pasakysiu taip, iš skęstančio laivo bėga tik tai žiurkės, o aš tiesiog likau šalia kapitono ir viskas. O tai kas išgelbės grupę Kitokios? Ar tavo balsas, ar tavo išvaizda? Aš manau, ta grupė ir taip jau išgelbėta. Pats metas mums pamatyti, kaip Alvyda vykdo kilnią grupės gelbėjimo misiją. Jūsų dėmesio į naujausią Gražuolių dainą. Į greitkelio rūką įjungia ilgas šviesas, abudu ištrūko. Daug Dievą pabusti, neturinčiam saiko, nėra stipresnių vaistų už laimę ir greitį. Juoda orchidėja, kaip aš mylėjau, kadaise abu kartu pavijome vėją. Juoda orchidėja, kaip man skaudėjo, nudegino širdį man, kadais juoda orchidėja. Esam skirtingi, tada nerūpėjo, buvau pakelės žolė, o tu orchidėja. Žinau, prisiminsiu po 1000 metų tas svaigų ilgų, juodų laukų aromatą. Juoda orchidėja, kaip aš mylėjau, kadaise abu kartu pavijome vėją. Juoda orchidėja, kaip man skaudėjo, nudegino širdį man, kadais juoda orchidėja. Vilkėtas garažas, kampe motociklas, drugelio margi sparnai sudužę ant stiklo. Juoda orchidėja, kaip aš mylėjau, kadaise abu kartu pavijome vėją. Juoda orchidėja, kaip man skaudėjo, nudegino širdį man, kadais juoda orchidėja. Labas vakaras, Laima. Labas vakaras. Malonu Jūs matyti. Ačiū. Sakykite, kaip vertinate gabumus Gražuolių, kurias tik ką matėte mūsų scenoje?
Ar patiko tai, ką matėte? Žinokit, man pirmiausia vokalas. Tai vokalo prasme čia juk irgi buvo drąsu. Man asmeniškai nepatiko. Prieš 40 metų tos mergaitės jokio šanso neturėtų patekti į Lietuvos valstybinę filharmoniją. Būdavo baisios atrankos, baisios, drebėdavo kinkos kojos, sėdėdavo komisijose 20 žmonių, balsiai, žygaičiai, amžinačiai, telsi, visokie domarkai. Ir patekti į valstybinę filharmoniją reikėdavo parodyti, kas yra čia. Bet labai svarbu yra scenoje ir išvaizda. Jūs pati visuomet puikiai atrodote. Moteris tikrai susilaukia pavydo scenų namuose iš savo vyrų. Ar jūsų vyras buvo pavydus? Aš jau ne kartą spaudoje rašyti, kai jisai norėjo, kad per mano lavoną, sakė, dainos. Tai aš atsiklaupiau ir paprašiau, kad jis mane paliktų. Susipažinau 16 metų, būdama su Raimondu Paulsu, su Vigneriu, su Gryva. Pirmiausia, susilaukiau pasiūlymo iš maestro Juozo Tiškaus. Būdama 17 metų, atidirbau valstybinėje filharmonijoje Nerijoje 7 metus. 74, 5, 6 metais buvau tarp populiariausių žmonių, kur man didžiulė garbė. Tai jis vedė žvaigždžią scenos, tai kas, kodėl... Juk žinojo, ką veda. Žinokit, bandydavau kompanijoje, ten pavyzdžiui, paprašydavo, žinot, kaip padainuoti, tai būdavo mėlynom kojom išeidavau. Tai jis... Nugleibydavo, kad nedainuotų stalo. Taip, atrodė, kad labai gražus sportininkas ir klotojas, o mes buvom visai skirtingi žmonės. Ir kiek laiko jūs kentėjo tokį terorą? 4 metus. 4 metus. Bet už tai gimė dukra. Aš labai laiminga. Štai ir mūsų fronte yra įvairiausių kalbų apie gerbėjas ir įvairiausių istorijų. Aidai, ar tiesa, kad 10 metų tave persekioja ištekėjusi moteris? Mes su ta mergina susipažinom, jinai buvo labai jaunutė ir aš koncertavau viename miestelėje, kada jinai man atnešė, dar kaip dabar pamenu, po šiai dienai kažkur pas mane guli, ten, nežinau, guli ir stovi plakatą su pavardė vardu ir pripaišyta rožių, tulpių, gėlių. Ir po šiai dienai jinai man visada skambina, perka mano kompaktinius diskus, jinai skambina, jinai prisipažinus yra, kad, na, jeigu aš panorėčiau, norėtų su manim gyventi, reiškiasi, nu, su vyru gyvena jau daug metų, bet yra nelaiminga, reiškiasi, vyras pijokauja, sako, tu esi mano vyro idealas. Ir prieš keletą metų, prieš 3 metus, kada aš organizavau savo solinį koncertą savo gimtą mieste, jinai po tiek metų vėlgi užlipo ant scenos su puokšte gėlių, su dovana ir aš prieš visus žmonės pasakiau, sakau, šita mergaitė prieš 10 metų pas mane atėjo su didžiuliu plakatu, dar būdavo paauglė, o dabar, reiškiasi, jau saugusi moteris, taip pat ištikima išliko mano dainom. Kodėl tu laužėsi, kodėl nepasirašai tai savo ištikimiausiai, sakykime, gerbėjai? Tais laikais turėjau taigi labai daug tų romanų ir turėjau ir vieną merginą, ir kitą moterį, su kuria gyvenau ir tikrai, nu, apie tai aš negalvoju. Aidai, aš žinau, kad tau dabar patinka vyresnės moterys. Dabartinė tavo meilė 13 metų berods vyresnė už tave. Ne, tai man visada patiko vyresnis moteris. Dabar aš turiu draugę iš Londono, kur yra už mane vyresnė. Vyresnė moteris yra ne tik patyrimu, bet ir patarimais ir pastovesnė. Nu, aš manau, mano yra tokia nuomonė šiuo metu. Nu, gražus, jaunas, nu tai kaip... Aidai, bet tai 13 metų vyresnė moteris, kuri gyvena Londone. Ar amžiaus skirtumas ir atstumas santykiams nekliūtis? Aš manau, ne, nes nėra ko įsisvajoti ir nėra ko fantazuoti, kad yra didžiulė meilė. Tai yra susižavėjimas, tai yra bendravimas, tai yra susitikimai dažni. Kai bus ateity, laikas parodys. Vyresnės moteris mėgsta jaunus gražius vyrus. Aš, pavyzdžiui, daug pavyzdžių turiu, tokių, kur va iš solistų. O jūs pati? Aš pati jaunus nežiūriu, nes... Nu, Laima sakė, aš užsitina gražesnis. Aidai, tau 37. Na. Ar vis dar puoselėjai savo svajonę turėti vaikų? Savo gyvenime praradau sūnų, tai buvo labai seniai, kada buvo moteris pastojusi ir tiesiog buvom jauni ir labai man yra skausminga, aš labai myliu vaikus. Tėvai nenorėjo, kad tiesiog tas vaikas gimtų, nes buvom vos nepilnamečiai buvom. Ir tikrai tai buvo sūnus ir buvo praradęs vaiką ir man labai gaila, bet aš tikiuosi, kad tikrai turėsiu. Tavo mylimai 50. Na. Kas gimdys vaikus? Bet aš dar nepasakiau, kad mes su ją būsim kartu. Mes dabar tik esam kartu, draugajam. Tai romantiškai. O gal samdysit surogatinę motiną, kaip Galkinas Pugačiovas? Žinokit, aš dar labai pajėgus ir pats padaryti vaiką. Tai kodėl, pavyzdžiui, 50 su uodega negali pagimdyti vaiko? O gal va takšt ir įstums? Šiuolaikinių žvaigždžių gyvenimas išties nelengvas. Vyrai ir žmonos pavydi, na, o gerbėjai kartais ima ir išduoda. Tuščia koncertų salė didžiausias košmaras, kuris reiškia tuščią šaldytuvą ir neapmokėtas sąskaitas. Apie iššūkius, kuriuos įveikė mūsų svečiai šį vakarą, pakalbėsime iškart po reklamos. Likite su LNK. Žuvėdra, žuvėdra, vis klienė.